Sveiki, kviečiu žiūrėti savaitės naujienas. Visos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės pagal pastatuose tarp jų ir daugiabučiuose namuose suvartotą šilumą pateikė sąskaitas už vasario mėnesį. Sąskaitos yra vidutiniškai trečdaliu didesnės nei daug šiltesnis sausio mėnesį. Šilumos tiekimo įmonių duomenimis vasario mėnesį senos statybos standartiniuose neatnaujintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena didžioji Lietuvos miesto gyventojų, vienam kvadratiniui metrui apšildyti vidutiniškai prireikė 32 kWh šilumos, 60 kvadratinių metrų butui 1920 kWh. Vasarį didžiausias sąskaitas už šildymą gavo senų daugiabučių gyventojai tuose miestuose, kuriuose šiluma gaminama vartojant gamtinės dujas. Mokėjimų už šilumą dydžių įtakos turėjo ne tik šilumos suvartojimo apimtis, bet ir kaina. Kuo šilumos kaina aukštesnė, tuo didesnės sąskaitos pasiekia vartotojus. Gyventojų mokėjimų už 60 kvadratinių metrų buto plotą šildymo senos statybos standartiniuose daugiabučiuose vasarį sudarė apie 575 litus. Labai prastos būklės namuose šiluma vidutiniškai kainavo nuo 620 iki 1080 litų, o naujos statybose ar atnaujintuose daugiabučiuose nuo 144 iki 270 litų. Parduotuvėse tvyro įtampa. Kiaušiniai lentynose reikšmingai pabrango, o prekybininkai karštligiškai dairosi, iš kur galėtų įsivežti jų prieš pat artėjančias Velykas, kai paklausa smarkiai išauga. Sunerimti dėl galimo kiaušinio stygiaus paskatino padėtis Europoje. Įsigaliojus ES direktyvai dėl geresnių sąlygų vištoms laikyti, dalį šalių uždrausta eksportuoti kiaušinius. Lietuvai jokių užkardų neiškilo, mat vištos naujose garduose laikomos jau kelerius metus. Tad paukštynai vis drąsiau galvoja apie atsivėrusias galimybės užsidirbti svetur. Išaugus paklausai užsienyje gali smarkiai sumažėti pasiūla vidaus rinkoje, o dėl to dar smarkiau stiebtis kaina. Nuo trečiadienio 920 tūkstančių gyventojų jau gali deklaruoti savo 2011 metų pajamas ir turtą. Tiek suformuota preliminarių deklaracijų. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos, pirmasis gyventojų pajamų mokesčio permokas teisingai internetu deklaracijas užpildžiusiems gyventojams ketinama grąžinti kovo pabaigoje. Pernai gyventojams buvo grąžinta 2013 litų pajamų mokesčių permokų. Registrų centras savivaldybėms pristatė projektą, kuris leidžia internete gyventojams, verslui ir valdžiai patogiau bendrauti su vietos valdžia. Kelerius metus registrų centro specialistai kartu su keliomis savivaldybėmis, remdamisi registrų centro turimą duomenų bazę, kūrė paslaugą, leidžiančią vietos valdžiai gyventojams ar verslui teikti papildomas paslaugas regia.lt. Savivaldybės tai naudos kaip paslaugą, kad parodytų savo duomenis piliečiams ar bendrautų su jais, ar kaip nuspręsti. Ši paslauga sukuriama visoms savivaldybėms. Tai puikiai priemonė, pagal kurią gyventojai galės pasitikrinti bet ką, jei to savivaldybė tik norės, kur išmesti pavojingas atliekas ar šiaip šiukšles, kur autobusų stotelės ir tvarkaraščiai, kur bevėlio interneto prieigos, kur artimiausias bankomatas ir daugybė kitų dalykų. Kol kas prie sistemos prisijungia tik 5 savivaldybės – Rietavo, Birštono, Neringos, Druskininkų ir Utenos rajono. Tačiau galimybę dalyvauti projekte jau susidomėjo ir kitos savivaldybės. Buvusi Velionio Drąsiaus Kedžio sugyventinė Laimutė Stankūnaitė kreipėsi į Vaikų teisių apsaugos tarnybos skyrius, prašydama susitikimus su dukrele rengti ne Garliavoje, teisėjos Neringos Venckienės namuose, bet neutralioje vietoje. Laimutė Stankūnaitė reikalauja, jog susitikimai vyktų visą ateinančią savaitę, kasdienių laiką nuolatos ilginant. Virtualioje erdvėje publikuotame pranešime Laimutė Stankūnaitė nurodo daugiau negalinti susitikti su vaiku Neringos Venckienės namuose, nes ten esą yra pažeidžiamos jos bendravimo konfidencialumas, o mergaitė patiria stresą. Anot jos, Venckienės namuose, kur vyko susitikimai, nėra užtikrinama jos ir dukrelės teisė į privataus gyvenimo apsaugą. Pabrėžiama, kad jos ir dukrelės pokalbių nuolatos klausomas, o jei kalbantis su savo dukrele, jaučiamas pastovus Neringos Venckienės giminaičių kišimasis į jų dviejų pokalbius.
Sinoptikai žada, kad ateinančios savaitės pradžioje iš vakarų priartės ciklonas, dangus apsiniauks, palis atvės. Oro temperatūra naktimis nedaug skirsis nuo nulio, dienomis svyruos tarp 5–10 laipsnių šilumos. Tiek žinių šį kartą, kitos savaitės naujienos sekmadienį. Dėkuoju už dėmesį, gražios ir šiltos savaitės.